Nes labiausiai didžiausia problema su priklausomybėm tai yra pripažinti, kad turiu problemą ir ateiti kreiptis pagalbos. Priklausomas žmogus, taip jisai užaugo, išmoko, kad kai jam reikia pagalbos, kai jis turi kažkokį poreikį, kitų nėra. Turėti poreikių yra blogai, negalima turėti poreikių ir kadangi tai yra uždrausta, tai yra gėda. Jeigu aš turiu poreikį, tai yra tokia gėda, aš pats nesusitvarkau, už kažkoks silpnas esu. Turėjus labai įdomų atvejį. Jisai vartoja, po nedaug, bet kiekvieną dieną. Ir taip klausantis atrodo, tikrai, kame čia problema yra. Ir tada vis tiek, kas paaiškėjo, paklausiau, kada apskritai prasidėjo tas vartojimas toksai. Ir tai buvo susijęs su svarbiais gyvenimo pokyčiais, su persidirbimu ir kaip nusiraminimo būdas buvo alkoholis. Ir iš tikrųjų viskas tas yra daroma tam, kad tik neturėti kontakto, kad tik neparodyti žmonai, kaip man šudinai yra. Ir aš geriau tą diskomfortą greičiau nuo jo atsijungsiu, išgersiu ir nieko nebegalvosiu, negu aš pasirodysiu su savo visų pažeidžiamu, kaip man dabar blogai. Tai ir man iš tikrųjų prieš akis kilo tie žmonės, kurie ateina į tą priklausomybę, kažkaip išdrįsta kreiptis pagalbos ir būna atsisėda ir kėdė ir dar nepasako nei žodžių ir graudžiai verkia. Nes iš tikrųjų, jiems tikrai viskas lysta iš rankų, griūna ir jie